niekad neturėjau vilčių, kad komikų gali gyventi. Tu gimėjai pasvalygiai? Jo, nes man tėvai kaimiečiai. Kokį prisiminimą prisimeni, kad jau galvoju, you made it? Esu, jo, prisišykis, kai mėgaus mergalovui. Žinai, su 2 rankom 2 mergas fingerina. Žmogus, kuris nesurenka šanšūdų. Tarp pedofilų ir vaikų pornografijos žiūrėtojų. Iš kurios šalies bus popiežius? Jie visi vienodai atrodo. Eurovizija, vat, pavyzdžiui, man ten kičas, žinai, gerai, mažiau nahui bednelink. Blėt, aš kai žvengiu, pažiūrėk, pas mane... Tu esi mačius, kad atrodo aš su sakiniais kažkokiais buvau, kur prirūko, su akvalangu atėjau. Va čia va paraudonuoja pas mane visą laiką. O čia balta oda. Pas ta, kad tai yra atskiras organas, iš vis nuo visko. Čia ledynmetis dabar vyksta. Čia kaip per 10 000 metų žemėlapis pasaulio ledynmetis. Čia huisnait, kas vyksta. Čia maždaug Skandinavija ir Lietuva. Čia buvo tas veidotyrininkas, kur visas garsenybės tyrė, įdomu, ką apie tą pasakyti. Nu, kad tai iš tiesų... Protingo žmogaus. Sveiki atvykę į naują Godą ir Visi vyrai epizodą ir šiandien su manim yra... Man pristatyti reikia. Visi kiti suprato, 10 metų dirbu. Mantas Katleris, direktorius Godos. Mano direktorius, pasikeičiau savininkas tavo. Pasikeičiau direktorių į laidą, nes kviečiau prieš metus laiko. Tada kas mėnesį vis primindavau, bet dabar va jau pagaliau. Direktorius užimtų sąskaitos, parašai. Mokesčiai įmonę valdyti ir ką veikti. Tai šiandien mes apsikirpsime. Kaip norėsi kirptis? Nu, aš tau palengvinu darbą, aš buvau prieš 3 dienas kirptis. Jinai man pasiūlė atvaryti 2 dienas, sako, yra labai gera data, 2 dienas, nu, tipo, gegužės 8. Sakau, čia 2 dienas prieš mano specialą, kurį aš visiems laikam YouTube'ą. Sakau, galiu aš neeksperimentuoti, blėd. Tiesiog reiks pradėti. Kur ateis, pradės man galvą čiupinėti. Nu gerai, va čia nuo čia galim nuimti. Sakyčiau, iki čia, va taip. Čia prasideda. Sukeliam. Žinai ką, padaryk Žuraus kažkuo. Simono Žuraus kažkuo. Bet matėjai Žurauską nuo škuosim. Geriau. Aš nukirpau tenais. O šiaip man tas sąja, kad po specialo aš galėsiu jam nuvaškuot galvą. Buvo toks susitarimas. Buvo toks, kad su vašku nudepiliuoju visą galvą. Dabar. Su svagunėliais plaukų ir kur niekad nebetauga daugiau. Iki čia nebetauga plaukai. Bet ne, čia tokį menulį. Išsikerpi. Išsidepiliuoju. Gėlės krūtinę nudepiliuoju. Ai, nelabai tenka yra. Tai žodžiu, žinai, padarys biškį, va čia, nuo šuniukų nuimsi. Padaryk maletą. Gali maletą padaryti? Galiu, noriu. Davai. Čia kaip GTA, žinai, kur ateini su apskusta galva ir tau afrą padaro. Už $5. Pasidarom trumpą pertraukėlę ir paklausom apie naują appsą. Gal jūs norit plaukti baidariam su milžiniška draugų kompanija, tik vienintelis dalykas, ko trūksta, yra ta milžiniška draugų kompanija. Arba gal norit surengti didelį karaokės vakarą, bet neturit dalyvių. O gal jūs organizuoti milžinišką savo solinį koncertą, kuriam reikia biletavimo platformos. Čia į pagalbą jums gali ateiti DeedGo programėlė. Su DeedGo jūs galite surasti žmonių kompaniją, kuris su jumis dainuos karaokę, eis į parodas, šoks šokių konkursuose. Bet taip pat DeedGo gali padėti ir su dideliais renginiais, kuriems yra reikalinga biletavimo platforma. Įsijungę DeedGo programėlę jūs galite sukurti savo renginį, į kurį norite pakviesti auditorijos, arba surasti jau vykstančius renginius, į kuriuos jūs galite prisijungti. Kaip ir turbūt suprato, DeedGo programėlėje veiklos yra labai plačios, jūs galite surasti auditorijos, kartu eiti į parodas, kartu eiti šokių konkursus, surengti savo šokių konkursą ir prisikviesti auditorijos. Arba galite daryti didelius viešus renginius ir DeedGo programėlę naudoti kaip biletavimo platformą. Dabar kampe matote QR kodą, kurį nusiskanavę galite labai patogiai parsisiųsti DeedGo programėlę, arba galite spausti nuorodą video aprašyme. O dabar einam žiūrėti, ką man ta šneka. Ok, tai palauk, biškai čia kažkaip gražiai. Man smagu šiaip matyti, kad tu skilą turi kažkokį. Studijai tai hi-hi-ha-ha. Ten nereiks skilo. Nereiks skilo, ja. Kažką bazarį. O čia va, žmogus samatą moki. Žmogus kerpa jo. Va, čia kaip mane pamatytum už stalo logistikos įmonė,
Ruošam. Va taip ir dirbai. Aš taip, kai jūs šefus įėjai. Jeigu taip dirbtum, Kur aš suvaizduoju, kaip tu turi dirbti. Bet tu dirbai kažkada. Jo. Ir šiaip ilgai dirbai, ne? ilgai. Transporto vadybininku. Per ilgai. Ir aš mačiau to intervus 28 metų, kad tu dar dirbai transporto vadybininku. Tai tu taip, realiai tu ilgai nepaleidai savo pirmą darbą. Man atrodo, dirbau jo. Už štuką. Už štuką eurų ar liut? Ai, okei. Per mėnesį. Bet čia, daug Ar buvo. pala, kad eurų įėjo į Lietuvą? 15, man atrodo. Ne, gal litų, žinau. Litų. Nes aš kažkur 2015 išėjau. Tai va, 300 kem eurų. 300 eurų. Kaip tas darbas tau buvo, šiaip man atrodo, nežinau, ar daug ką žino, kad dirbai ilgai tokį darbą. Ne ten širdis mano buvo, žinai. Bet, ką žinau, aš galvojau visą laiką, tipo, niekada, aš, matai, niekada neturėjau vilčių, kad komikų gali gyventi. Tu augai, matai pavyzdį, kad galim iš komedijos uždirbti. Aš galvojau, kad jūs aktoriai esat. Visą laiką ir aš norėjau aktorė būti. Mes, matai, 7 metus aiškinam žmonėm, kad mes ne anekdotus pasakojam. Mums per šitą reikėjo. Jūs mums praskynėt, biškai šiaip šitą. Jo, kur prieina irgi, prieina prie tavęs 19 metų, gerai, tau kai 24 prieina 20 metų prie tavęs, geri anekdotai. Žinai, kur... Turim tokių šiaip, kurie vis dar sako. Turi dabar 20, ne? Tai lengviau yra kažką duoti žmonėm, kai jie žino, ką jie gauna. Taip. O neturi jiem pasakoti, ne, žiūrėk, čia dabar naujus dalykus toksai, čia dabar... Nauja tokį formatėlį. Stand-up iš Amerikų, visi ten turim tą išmokę, ne, čia šiaip Markas Tvenus pirmus stand-up, žinai, pradedi istoriją. Vakaruose žmonės taip nešioja. Ir per depresiją didžiąją stand-upus ten suvešėjo, žinai. Svarbu istoriją, žinot. Jo, ir po to, aišku, dar kovot, kad Comedy Club nupisom. Aha. Stand-upą nuo Comedy Club. Mano tėvų čia yra nuomonė iki šiol. Jo. Tai ta dar pusė. Jo, tu turi tiesiog prastuminėti, atnešti savo naują. Bet gerai, bet iš kitos pusės gerai, žinai, bairiai paprastesnį galėjo būti. Aš atsimenu, kai mes su Jankevičium darėm, Jankevičius mane kalbino ir ten buvo tas, tai kur sprogo pokalbį, ten kur milijoną peržiūrų turėjo ir ten daugiau, tamstai, tai tiesiog ten kur... Kur tavo telefono numerį. Jo, ir ten pasakau, ten, čia Eifelio bokštą darėm. Ir Kostos Eifelio buvo, čia kai dviesi, tipo, dedam ją mergą ir faivinam, tai ten, ta prasme, žmonės iškrito ten, blėt. Dabar bet kuris 20 metų žino 40 terminų, žinai, tipo, Devil's Threesome, jau tu niekada nebenustebinsi su sekso kažkokiu terminu, jau visos pilnos salės susirinkus. Man šitą klausimą uždavė Instagramo sekėja, kad tu turi sesę, ar teisingai čia yra, ar ne? Jo. Bet mažai pasakoja apie ją kažkur, ne? Nes aš su ja niekad negyvenau, jinai į tėvo dukra yra. Ai, čia tas mano irgi variantas toks pat, kur vis naujas versijas. Brolis, tu bet gyvenai su broliu? Jo, su broliu gyvenu, bet aš dar turiu sesę ir dar vieną brolių mažą, tai apie juos irgi mažai kas girdėjo. Tai žodžiu, tiesiog neaugot kartu ir neturit kažkokio... Jo. Familijos nebuvo, kada artimo nedarydom bendrų balių, žinai, pirmą žmoną, antrą žmoną. Jo, buvo tokia keista. Ir jaučiu mažai, kad žinau, kad tu labai gerai mokys. Aš jau visiems bandu tą... Įrodyti. Bandu įrodyti. Bet kodėl manai, kad mažai kas tiki šitu, kad tu gerai mokys? Nes čia kažkoks yra dalykas, kur tau reikia įrodinėti visiems, kad jo, aš gerai mokus. Dar mačiau, kad buvai kažkada netikėlė savo testatą, kad visi patikėtų, bet ir tai visi galvoja, kad sufeikinai. Ką žinau, koks skirtumas? Šiaip pokai, ne? Ar mokykliniai? Taip, aš gerai mokysiu mokyklai. Bet tai tas, ten mokyklai gerai mokytis. Jeigu tu tik biški pastangų įdedi, tu mokinsies gerai. Žinai, blogai mokės tie, kuriem... Vapšė pokai buvo. Nėra sudėtinga tam. Kvadratinę lygtį sprendis, nežinau, nėra sudėtinga. Sukia lygsus vieną pusę, tu esi kitą padalinį, blėt. Bet tu dar dabar išspręstum, tipo? Kvadratinį išspręsti. Aš nežinau, 9 klasės jau pat praspręšiu, ten 11-12 jau nebe. Bet įdomu buvo, daug dalykų buvo įdomiau. Tiesiog tas, kas buvo neįdomu, tai ir nebuvo įdomu. Bet šiaip viskas sekėsi. Aš tiesiog galvojau, kad tuo keliu eisi, žinai, tipo... Mokslo, būtent. Akademinį. Ir transporto vadybos. Profesorius būsi, jo. Okay. Į ekonomiką nepriėmė VAU, nes VAU lohai
kur va, jie vertina metinius mokyklos, jie nesupranta, nu, Kad aš žmogus geras. Tuo metu, jo, kada gal mano širdis didesnė negu kitų. Aš nežinau, dabar ten tos prieimimų tvarkos visos, bet tai susiduok, ten atvarai iš kokio kaimo, kur ten skaityti moky, tau 10 rašo, žinai, ir tu atvarai ten iš kokios rimtos mokyklos, kur ten konkurencija didelė ir mokytojai rašo vien tik tai palyginamu. Nu, negali visiems 10 rašyti, žinai. Jo, žodžiu, nebuvo stojamųjų egzaminų, ne? Tiesiog, jo, mokykliniai vos ne pusę balo lėmė. Aš gerai išsilaikiau valstybinis, bet ten pas mane 7, tai 6 tai metiniam. Nes atsipalaidavau biškį. Nes netikėjo mokytojas. Manim netikėjo. Jo, ir vaivus sako, fuck off. Gerai, sakau, kur aš iš vieną dieną būsiu žinomas. Ir jūs man kur vadinsit? Bučiuosit kojas, vajų, blė. Tai pasibaigia į transporto vadybę, ne? Tai aišku, blė. Tai aišku, kur gal. VGTU buvo tuo metu antras sunkiausias specialybė įstoti po nekilnojamo turto vadybos. Man ten tas antenė domina, ten girdi, ten vatiem visokiem, žinai, galų varomi. Ne, tikrų vyrų buvo transporto. Transporto vadybą reikėjo iškoti, ne, ble. Aišku, koks tu vyras eisi ant tai? Tavo tėtis, ne, irgi su transportu. Taip. Turim dar Instagramo klausimą, tai tavęs klausia, palauk, nežinau, ar tu atsiminsi. F.E.C. klausia, kokie smagiausi Balčkonio atsiminimai, ar Brazdė buvo Kuncės mokytojas, kuriam alaus ir 3 taškai? Jo, Brazdžiūnas. Turi kažkokią atsiminimą apie tą alaus mokytoją, kas... Nu, matai, čia referencas į mano pirmą bairį humoro klube, kur taip darydavo lenktynis ir kuris greičiausiai siūsdavo alaus nupirkti. Ir iš tikrųjų čia tai buvo? Ne. Ne, respektabili mokyklų, ne. Biškydį galvoju, mes mokomės, profkiai kažkokioj. Ne, visas sakė, tam tais mokytais. O čia va visą gyvenimą vėl turi kovoti. Kas bairis, kas ne bairis. Ant scenos gali meluoti. Ne visą tiesą turi sakyti ant scenos. Gali pameluoti, biškį, čia viskas ok. O buvo kažkada, kad prieš tai atsisuko, nes aš atsimenu Kristoforui, tai buvo, kad jisai pasakojo bairį apie kažkokią Aną vardą ir ten padarė bairį iš vardo. Ir atsikė ten Discordas, kad, žodžiu, Ana jo pana, dabar surado jo Ana tarp followerių ir tada ten ją užbombardavo žinutėm. Buvo tau kažkas panašaus, kad iš bairio visiškai, kur net netiesa yra. Su manim giminės nebendravom kelis mėnesius. Dėl Panevėžio bairio? Jo, kai humoro klubą nuėjau, tai ten nepatiko, kad keikės, žinai, ten apie giminių suvažiavimą dariau. Nu, pas mus tokias, nu, žinai, senamadiško požiūrio. Tetos dėdas. Nu, tai tiesiog, nu, čia reikia, žinai. Nu, tas, kur, tipo... Taip, kam čia pasako? Nu, kam čia reikia, kam čia, taigi, sakau, ar taip yra, sakau, visų pirma, žinai, ar aš čia ką pasako, ar čia tiesa. Nu, tai va, kad netie, tai galvos tai dabar... Nu, tai galvos žmonės, kad mes kažkiek įmiečią esame. Nu. Išpasakoti. O tu daug bairę apie močiutę turėjai labai iš pradžio, ne? Šitas buvo tavo pati močiutė biškai pasipiktino šitom? Ar... Ne, močiutė, jinai man kaip tik labiausiai iš visų maladėns. Man močiutė labiausiai patinka iš visų, jeigu tai... Jinai turi, vaidindavo, pati yra vaidino spektaklį. Jos svajonė buvo būti aktorė. Geras. Varnelytė buvo idealas. Taip. Man atrodo, man net būdavo, aš kažkada atvažiuoju, jinai priskarpsi su žirkliam iš laikraščio Pasvalio anekdotų. Kava, čia tau gal padės programų. Jezu, kaip mėgau. Ja, labai cool. Labai mėgau. Tai nei vienu metu nebuvo, kad kažkokį, žinai. Aš atsimenu, tu turėjai bairį, man atrodo, kad močiutė tau skambindavo ir žaisdavo žaidimą Spėk, kas mirė. Tai aš su šitu labai realiai, nes mano močiutė šitą turi žaidimą. Nu. Jinai kažkada paskambino, sako, Spėk, kas mirė. Ir mes žaidėm, yra netaisyklės mūsų nerašytos, kad turi atsakinėti taip arba ne, tipo į klausimus. Nu, uždavinėti klausimus, kurie atsako taip arba ne. Ir mes dėjome iki to, kad jos brolis mirė. Ir jinai sužaidė šitą žaidimą su manim. Va, ten tiek. Ai, tai jinai laikė tą informaciją, kad jos brolis mirė, nes... Kad norėjo pažiūrėti žaidimą. Tokios taisyklės yra, tu negali, jeigu sukūrė. Ar tai mano dėdė? Ne visai. Toliau, dar, kitaip. Toks, bet blem, šiaip labai liūdnas brolis. Ir tu į humoro klubą labai jaunas, tai kiek tuo metu buvo? Antram kursą buvau. Tai 29. Ir tu iš karto, jumis iš karto į telką rodė, tipo ten buvo kažkoks,
kaip atranka ir jeigu surenki gerus bairius, tada į teliką parodo, ne? Per teliką parodo. Tai tave realiai iš karto tokį jauną jau rodė per teliką ir jaučiu, tuo metu telikas buvo labai big deal. Tai tave atpažindavo žmonės labai greitai jaučia, ne? Aš atsimenu, va čia vienas, jeigu kad rašyčiau knygą, tipo, kokį prisiminimą prisimeni, kad jau galvoju, you made it, žinai. Ir prisimenu ne savo, bet prisimenu, kai gal 3. ar 4. laidai buvo toks workshopas. Pradžių darėm dar workshopas, po to net ir tų nebeliko. Tiesiog ateidavom į filmavimą, nusimėt striukę, davai, lip, filmuos, dėsim į TV3, žinai. Labai ten buvo, tarp kitko, kai tu buvai atvaręs, tada, kai aš nebuvau, bet taip dar, kai mes pirmą kartą šnekėjom, kur TV3 irgi filmavome, aš dėsim į top 10 kažkokią laidą, lygiai tas pats. Bet tada jums čia normalu buvo viskas. Mums duodavo 2 savaitės, kas 2 savaitės filmuodam, tai turėdavom sukurti ten po 70 minučių bitą. Kas 2 savaitės 10 minučių turi pasirašyti. Visai. Taip, Plius, kai dar nelabai tos raitinimo procesas supranti ir panašiai. Tai žodžiu, sėdum workshop'e ir atvarė Jankevičius. Jankevičius jau buvo padaręs gal 2 pasirodymus. Ten Takešį Pylį, man atrodo, ir Žilinską. Jau tokius labai, žinau. Ir mes visi sėdim, žinai, tiesiog dar ten kažką mėtam bairiukus, ateina Jankevičius. Blemba, sako, žinau, nepatikėsit, kas buvo ką tik. Sakom, kas stovi, sako, rūkau prie įėjimo į studiją. Sako, eina 2 bičiai, sako, o tu ne tas Jankevičius. Ir tada mes visi. Kaip fainai. Žinai, toks, kur mums tai buvo visiems grupinis experience. Kad jį pažino, reiškia, mus vos ne visus pažino, žinai. Tai ir po to, tai palaipsniui, žinai, kadangi ta laida ten labai ilgai nesilaikė, tai nebuvo taip, kad jau laida baigėsi, tai mes jau ten vaikščiam fingerinam, žinai, su 2 rankom 2 mergais fingerinam. Ne, tai palaipsniui, žinai, po to viskas priblėso tenai, tai ten po to po to ten aš kažkaip LRT per finalą fulės ten bitą dariau su Kesminu, žinai. Taip, šitą labai gerai atsimenu. Ten dar kažkiek biški, tai po biški rankiaus, kaip followers, žinai. Taip. Kur nėra taip, kad per naktį 100 štukų. Nes parodijas, aš turėjau savo parodiją. Taip, nes Jankis Rokas Žilinskas turėjo. Ir Sela. Ta prasme, tai Jankis pakėlė apdovanojimus į kitą lygį, nes iki tol tai ten, žinai, 2 žmonės stovėdavo su popieriais ir... O čia kažkokį, komediją galima įtraukti, apdovanojimus, taip, nichujasi. Nichujasi, irgi gera pizda. Tai nebuvo, kad užgriuvo taip netikėtai išlovė. Aš spėjau suhandlinti, jo. Tada visus, ne vienas sukvietė TVN daryti, tokia laida buvo. Jankis vedė, Ambrazevičius rašė, dar ten Aida Puklevičių paėmė, aš negau kvietimą. Niekam nereikia, niekur nematot manis, ne, šitoj laidoj. Tai galvoju viskas, žinai, tai pabasta. Ten toliau studijavau. Ten bairiukus kažkokius rašiausi. Visi darė tavo antį, o tu tais nepakėtė, ne? Jo. Tai nuėmė tą antį greit. Greit ir nebeliuko. Kaip ir humoro. Juokingų komikų nebeliuko. Jo, tai tada gal, nežinau, metai praėjo 2, kol sugalvojom vėl susiburti, padaryti pasirodymą. Ir tada daug važinėjote, ne? Jo, tai tada pažino, žinai, tada iš pradžių pažino, jau tada atsisijojo tą teliko liaudis, bet neatsisijojo teliko liaudis, jie žinojo kažkur, kad buvau kažkur matytas, tada pradėjo pažinti žmonės, kuris stand-upus eina, žinai, jaunimas, kuris domisi miesto, kas mieste vyksta, kas yra netgi, daug smagiau, kai tave pažįsta žmonės iš live renginių negu iš teliko, žinai, nes nėra to, kur aš tave mačiau, yra tas, kur, blėt, seniai, aš buvau tavo pasirodyme, figienai, žinai, taip. Jo, tai tada ten Kaune, Vilniui ten, bet niekam, ten žurnalam, telikam neįdomu, kol tu ten kažkur pasirodai Rusijuose, žinai. Sakykime, toks buvo štilis, kol su Aiste nesusimečiau, nes kol Lietuvoje neturi antros pusės, vėlgi nelabai įdomu. Turi kažkaip parodyti. Jo, tai ir žmonės tada, žmonių žurnalas pasikvietė. Geras, nes prieš tai tavo buvo toks personažas labiau tokio, vienišio, žinai, kur ten sakai, su kokiu skaičiu moterų, ten 4, 5, žiūrėjau tavo intervus ir prie kiekvieną intervą vis kyla tavo, dabar jau 7 mažiausiai man, prieš tai buvo 4, gerai. Kokia ten labai cringe mano intervai, seniai.
Šiaip, žinai, kas ne cringe intervui, bet toks, kur balsas nepasikeitęs tavo yra. Ir kai klausaisi ant fono, atrodo, kad tu dabar šneki, bet visiškas nesąmonė. 25 metų smegenim. Toks labai keistas. Sakiniai kažkokie, kažkaip bandau tik savęs dar, taip, kur tarp personažų ir tarp savęs kažkoks, ne, taip, kur taip. bandai išlaviruoti. Tok ir kietumo, žiūri daug, labai daug tokių nuomonių. Kodėl tu dabar tas nuomonės? Bet man labai faina, buvo šiaip, nežinau, ar tu nori į tą grįžti, galim labai greit prabėgti. Aš neseniai pažiūrėjau tik tai pirmą kartą gyvenime tavo su Ramanausku tą interviu. Ir tu visada apie išneki, bet aš nebuvau jo mačiusi visą, kažkaip neįsijungdavau. Ir aš dabar pažiūrėjau nuo pradžių iki galo. Ir man buvo ne tai, kad, tipo, ar ten gėda už tave, kad, tipo, kaip jis taip, bet tau ten yra 28 metai, berods, ar 27, 28. Nu, jau nebuvau visiškai vaikas jau. Bet 27, 28 ir man dabar yra 25, žinai, ir kai aš su jumis dirbu, dabar aš automatiškai... Tu protingesnė dabar esi. Ne, aš automatiškai noriu su jumis lyginti, žinai, kai su jumis dirbu, su jumis lygintis ir aš žiūrint tą video, aš pagalvojau, ble, jeigu Katleris 28 toks buvo, tai aš viską gerai darau, man reikia su jumis lygintis. Gerai vagojas, jo. Jo, kai jūs šitą darote, jau nužiūri daug metų, žinai. Aš labai gerai suprantu, kad turi menį, bet žinai, mes neturėjom jokio trafareto, nei kaip interviu, ką reikia, kaip daryti, žinai. Nei kaip rengtis, nei kaip atrodyti, nei kaip ką kalbėti, žinai, nei kur nueini kažkur. Nieko, mes viską realiai išradinėjom, žinai. Tai buvo labai daug sketšų, kaip tu sakei, man Facebooką peržiūrėjai, ten visokius video, kiekvienas video vis kažkokį kitokį nesąmonį. Taip, šiaip įmesti. Ir atrodo, skirtingi žmonės perėmė akauntą. Taip, visiškai skirtingai. Ir tokie postai, tokie random, kur orchidėjos tualetinis popierius ir kaip aš mylėjau, tipo, jau dar orchidėją. Seniai, dabar kiekvien laikų turėtų tokį nesąmonę. Tada rinkdavai po 6 štukas. Buvo laikai, kai Facebook'e rinkdavo po 6 štukas laikų. Ir Tomkomis dėdavo fotkę 2 štukų laikų. Jo, ten būdavo kaip dabar Instagramo story, bet close friendų. Va taip atrodė tavo šitą Facebook'o sieną. Apie podcastą kalbam, man atrodo, tu iki šiol dar labai žiūri analitiškai visai ir į podcastą ir šiaip į visą kūrybinį procesą. Atrodo, kad ir žiūri daug, nu, tipo, daug metų jau darot ir virš 200 epizodų to vis tiek atrodo, kad labai rūpi kiekvienas epizodas, kaip jisai pasirodys, kaip jisai išeis, kiek žiūrėjo žmonių ir ne dėl tos žmonių kiekio, bet dėl kokybės pačio turinio. Ir atrodo, kad tu labai rūpinė, žinai. Na, aš, pavyzdžiui, esu skirtingų podcastų klausęs. Vienų nebeklausau, žinai, ir aš galvoju, kodėl aš nebeklausau šitą podcastą, kodėl mane užpiso, žinai. Pavyzdžiui, mane vienas bičas užpiso, ten iš jų, ne? Jo. Kodėl jis mane užpiso? Nes apie kurį. Nu, taip, nes apie kurį. Nes labai sustatus. Ne, nu, taip, išsianalizavau, žinai, kodėl man pavyzdžiui, nebeįdomu šitas podcastas. Ok, tada praeina pusę metų, nu gerai, aš įsijungsiu, pažiūrėsiu, ar jis dar mane užpisas. Įsijungi, nu, ok, gal galiu klausyti. Jo, tu tiesiog pritaikai ir tu įsistatai save į žiūrovo vietą ir tu nenori tų pačių klaidų daryti, žinai, taip. Taip. tą longevity noriu palaikyti. Tai nesakau, kad aš dabar einu pagal tą. Aš leidžiu savo daug, nu, tipo, mes hebra leidžiam savo daug, žinai. Aš darau tokių dalykų, kurių nepatinka žmonėms, čia kaip dabar su serialai, žinai, tipo. Aš nenoriu santykio kaip su kalėjimo prižiūrėtojais ir kaliniai, žinai. Nu, neturi būti su žiūrovais toks santykis. Jie neturi būti kalėjimo prižiūrėtojai, kur Taip. Viskas, 7 šviesas išjungtas, blėt, mes pasakėme, mes to norim, dabar jis turi daryti. Man labiau, aš matau tą santykį kaip mokytojai ir mokiniai, žinai, tipo. Mes kaip mokiniai turim atlikti kažkokią pareigą, tipo, bet nu, neturi man mokytas knyst proto, tai, blėt, nieko nepasieksi, jeigu čia tik žvengsi. Gerai, žiūrėk, duok man savo kelią gyvenimą, žinai. Aš mokykloje atbūsiu, aš padarysiu, ko iš manęs reikalauju, bet tu man nepasakok, ką aš namie turi veikti, ar kiek aš čia, blėt, kur aš namų darbus turi daryti, žinai. Tai va, aš savo sritį pasirinksiu. Jo, tokia pagarba, bet ne kontrolė, žinai, taip. Jeigu čia, blėt, jūs žvengsit, gerai, žiūrėk. Nesijausi gerai. Jo, taip,
Susitvarkysim, žiūrėk, ir tu susitvarkysim, ir mes susitvarkysim, žinai, tipo. Davai, pabandom gražiai viską išspręsti, o ne su kažkokiais nurodinėjimais, žinai, tipo. Jo. Hey, ar tu jau dalyvauji didžioji traškučių loterijoje Lietuvoje? Čias ir One Chance paleido tikras bado žaidynės. Ir aš labai rimtai. Kiekvieną savaitę gali laimėti dėžės traškučių, dar gali laimėti 100 eurų, o vasaros pabaigoje 3000 eurų. Čia kažkur virš 3000 pakelių čipsų. Gerai, ką tau reikia daryti? Nusiperki čiausą arba One Chance. Suvedi čekį arba užsakymo numerį, puslapį chipsadienis.lt. Nu ir viskas, tu jau žaidime, aš jau dalyvauju. Nu ir tau siūlau neatsilikti, nes prizai tirpsta, o čipsai patys žinot kokie skanus. Tai ką, atsidarai, užkandė ir laimi. O dabar važiuojam toliau. Dar žiūrėjau tavo intervą, kuris buvo prieš 10 metų ir sakei, kad tavo svajonė yra, aš dar čia nepabaigiau. Tu sakei, kad tavo tikslas po 10 metų, tai dabar atidaryti stand-up universitetą. Mokyt žmonės stand-upą, sakai, norės mokinti paslapčių po 10 metų. Ne. Nes sakai, vakaruose jau daro žmonės. Blet, koks kaušas. Tai aš irgi mokinsiu po 10 metų. Tu irgi mokinsi? Ne, tu sakai. Nevers, kad man šitą gerai. Aš norėčiau tiesiog kambarį turėti, kur galėčiau geiminti. Sak, man toks dabar norisi. Čia kurie aktorinį stoja, galvoja, Hollywoode. Ne, žinai, kas yra, dabar mane galėtų pamokinti stand-upą. Dabar ten komikai, kuriem 28 metai, ta antra karta, tarkim, komiko, ne? Tie, kurie daug stand-upino, jie stage time jau daugiau turi negu aš, žinai. Taip. Mes grindinom, kelis metus tikrai grindinom. Važinėjom ten keliasdešimt, žinai, pasirodymų. Būdavo su viena programa, tik baigiam iškart vėl kitą, žinai. Mokydamės ir iš kitų, nes, tipo, 5 važiuojam, pažiūri jų programas, savo pasidarai, žinai, ten. Tokia gera mokykla buvo, žinai, vieni iš kitų mokinomės. Ir nebuvo tokia didelė pasiekiamumą, jaučiu kaip dabar, pavyzdžiui, užsienio stand-up, kaip dabar atrodo visus gali pasižiūrėti, visus specialus ir tada nebuvo, nei Netflix'o. Jo, labiau iš viens kito mokindavomės. Jau mes kaip komikai jau labai ten nebeauksim, netobulėsim. Jaunim, blėt, kiti jaunesni komikai dabar, jie ten po savaitę, po 4-5 pasirodymus, ten open mic'ą, per dieną po 2-3, žinai, ten pas mus net nebuvo tokios rinkos, ta prasme, net nebūtum pagalvojęs, kad galima komedy klubą kažkokį padaryti. Jaučiu, buvo, kaip Jankevičius man atrodo pasako, kad per mėnesį vienas open mic'as ir ten nuvažiuoja ir viskas, ir tada... Ir važiuoja kokį Kauną dar. Čia žmonės pasirodo, ten line-up'e tada eina į 9 ten koks. Tai stage time jie prisikrovė, tai aš nelabai juos ką ir galiu išmokinti iš tikrųjų. Jie daug jau supranta. Aš galiu patarimų duoti kažkokiu, bet tai sutilptų į tokį prisėdimą ir tokį 15 minučių pokalbį. Į univerą, prasme, atsidarinė dabar statyti pastatą nuo nulio, kad aš surinkčiau visus komikus dabar. Aš taip norėčiau išgirsti intervą tavo ir tavo prieš 10 metų. Čia būtų žiūrimiausias dalykas. Šiaip reikėtų tokį padaryti, kur tau tos pačius klausimus, žinai, užduodi. Iš Ramanausko. Intervas šį buvo žiauriai seniai ir tu sakai, kad leidai vakarą su krepšinio šokėjom ir jos kažkaip aiškiai buvo. Ir jisai sako, gal Aistės? Ir ne, Aistės dar nebuvo. Ir man toks dar nebuvo, atrodo, kad tu ateitį, žinai, matai. Žinai, ką turiu, mums žaidimėlį tokį. Tai tu esi pats daręs tą žaidimą, bet galvoju padarysim, norėjau podcast'ui pasidalinti, bet čia galim padaryti. Tau reikės nuteisti arba išteisinti žmogų. Gerai? Rodysi arba nuteisti, arba išteisinti, arba nuteisti. Gerai? Žmogus nori atkeršyti savo ex ir užsako tarakonų iš Amazono kiekvieną savaitę, kad pristatytų naują siuntą prie durų. Anonimiškai. Ir negali sustabdyti. Jeigu tu kažkokį dar internetinį pirkimą, kad atkerštum, man jau yra nesąmonė. Aš, pavyzdžiui, aš minimalių pastangų žmogus. Prie durų prišiktum maks. Jo, aš kažkas iš to, kad šaldytuvė. Žinai, kiaušą kokį, sėmi kiaušą, nes man po 3 dienų seniai būtų praėjęs. Jo, kur tu išmiegoji su tą idėją ir atsikėlė ir gojo. Jo, padarysi. Jo, tu čia darai su savo kreditkai, pirkimus darai, kad atkerštum.
Maniau nesąmonė. Ir aš kažkada, kai buvau OneLT, aš esu užsibrėžęs, sakau, niekada neišleisiu gyvenime pinigų internete. Man buvo toksai, kur aš galvoju, internet niekada nereiks nieko pirkti. Tai aš apibendriu visą internetą, niekad... Ne, viskas gerai. Niekad nepirks iš interneto nieko. Žmogus, kuris stato mašiną neįgalių vietai, nes reikia daugiau vietos mašinai. Ne, bet, žinai, aš pasakysiu taip, invalidų neįgaliųjų vietų per daug ryškiai yra, blėt. Visą laiką jos tuščias. Aš sakau, jos yra neišnaudotos ir galėtų sumažinti šiek tiek. Jo, bet jeigu pats nusprendė prisidėti prie šitos iniciatyvos mažinimo, tai... Bet lai tai nebūna video pavadinimas, gerai? Gerai. Kadliai sako, mažiau nahui neįgaliųjų vietų. Nu, pažiūrėk, kad važiuoja prie parduotuvės 30 vietų, iš jų 2 užimtas. Ir tai vienas ten per draugelį susiveikis, karoči. Kur išlipa maraziukus, karoči, tą. Pystų išsideda, nueina. Žiūrėk, jeigu yra dar 2 laisvas neįgaliųjų vietas, gali statyti. Bet jeigu užimi paskutinę, tad ne. Jo, jau negražu. Tada jau negražu. Negražu. Girtas bičas klube 4 ryto, taip įsivaizduokim, Ana Meša 4-5 ryto ateina prie tavęs bičas ir... O aš merga ar bernas? Tu bičas. Aš esu aš. Tu esi tu. Ir prie tavęs ateina kažkoks bičas, jūs abudu gerai kaušė ir jisai, kol tu tik prisidėgi cigaretį ir savo, kaip humoro klubas sugalvoji. Tai čia panašiai kaip mūsų šitas interviu. Nu, tai apie humoro klubą pašnek. Aš nepradėjau humoro klubą, tu pats užsi. Jeigu jis rimtai laukia atsakymą, tai tada ne. Jo, rimtai. Ne, na. Kiek kartų esi pasakojęs, kaip patekai į humoro klubą? 2 kartus pasakojau, bet klausė kokį 20. Aš tiesiog išeidavau iš kambario. Tiesiog, tą airišką atsisveikinimą. Kur man skambina. Ok, bičas pusryčiam valgo kugelį. Nuteisė ar išteisina žmonės, kurie pusryčiam kugelį valgo? Fajena. Poha, ne? Išteisinu. Šiandien pasvarbiausias milus. Pusryčiam ką nori gali valgyti. Aš tokią nuomonę turiu. Tikros šalis labai skirtingai pusryčius sprant. Škotai vėdarus valgo, black pudding valgo pusryčiam ten su pupelėm kiaušinių ir riebė dešra, žinai. Japonai fermentuotus tokias daržovis, ten kiti taustus valgo. Nu tai reiškia, nėra bendro to konsensuso. Tai ką nori tą valgo? Žinai, kad aš esu šiaip šalto, aš esu kambario temperatūros maisto fanas. Aš niekada nešildu praktiškai. Net ne visada dašyla iki kambario temperatūros, dažnai dar šaldytuvo temperatūros. Tokį pasiemi į ranką, nu tokį 4 iš 10, žinai. Ja, gerai, tą grėtinę tokį perbrauki vieną kartą, žinai. Spirgų jau nebeišeina, nes stengiasi tada greičiau suvalgyti, tas nelabai skamba, žinai. O fiberio reikia. Naudingų medžiagų vis tiek reikia, žinai, tai tą kugeliuką greit susikiši. Pusryčiam, eik, tu tokį kugelį. Žmogus, kuris nesurenka šunšūdų. Nu, tai sama iš tiesų. Oi, va šitie yra tarp pedofilų ir vaikų pornografijos žiūrėtojų. Kas šiaip labai arti. Didelis labai. Ne, jeigu pagalvotum šiaip, žiūrėti vaikų pornografiją ir daryti vaikus yra labai didelis, žinok. Abudu blogi dalykai, bet senė, jeigu tu darai vieną tik iš šitų, tai dar gali sustoti. Dar žinok, dar. O aš visada surenku. Aš net karočią einu, jie žinai, kaip pasiemi 2 maišiukus ir aišku, į viduris paleidžia. O kai nešiuosi visą tą ruloną, ten užtenka vieną visada. Jo. Aš net esu karočią su lapais, lapus ėmęs, rinkęs su lapais, žinai, nešęs taip iki ten konteinerio. Balkonės to eina senis su telefonu, šuo šika, pašiko ir karočią ir tiesiog hujarina tiesiai. Labai nemėgstu. Taip, aš esu su surelio pakeliu renkus šūdą, bet taip įsidėjus, taip patogiai, nes aš neįsivaizduoju, man tokia gėda būtų tiesiog pašika ir nueini. Jo. Man, Čia kaip nenusišluosit užpagal. Aš turėjau pilną, maišelį, aš esu rinkęs su kita ta pusė maišelio, kur... Kad įmesti vidų. Čia jau yra šūdo, tada tu su kraštais dar apgaubi ir tada laikai už tiesiog yra
du spotai, kur dar gali tą maišiuką nešti. Jo, aš esu daug kartų taip daręs. Bet čia labai yra, tu turi labai strategiškai padaryti, nes man yra 3 kartus esu palėtus taip šūdą, tikrai, nu, mažiausiai. Aš esu ėjęs iki namų, kai va čia rudas šūdas, karočią. Ir tiesiog eini, bliuot, einam iki namų. O jin dar stavinimuoja uostą, jinai tenai, karai. O einam namo ir su viena ranka viską atsidarai ir iš karto. Bet kažkaip įsigeria, blemba. Jo, labai. Esi traukęs plauką iš šiknos? Jo. Netgi tokia. Bet su maišiuk. Ne, mane tai labai pykina. Gerai, ir paskutinį dar turiu. Išteisinam ar nuteisam, jeigu bičas primyžo į stalčių draugui? Vėlgi, čia labai kontekstas svarbu. Žiūrint, ar iš keršto, ar iš draugystės. Jeigu mato vaikas. Jo, tada blogai. Ar čia yra kažkur tarp vaikų pornografijos? Ne, čia labai planytė riba buvo. Ne, spėjo vaiką išnešti. Žiūrint, kaip draugas reaguoja. Jeigu labai cool draugas, kaip mano atveju, kur tiesiog įeina pro duris, aš karočią guliu, žinai, jis įeina ir žvengia 7 minutės non-stop. Sakau, kas yra? Ir jis toliau žvengia, tada išteisinam. Čia vienas kišiausias experience buvo. Esi dar keistoj vietoj kažkur panašų dalyką padaręs ir čia toks ryškiausias buvo tavo gyvenime. Kad kiti sužinotų, tai ne, vienintelis. Dažniausiai pavykdavo nuslėpti. Dažniausiai į savi primė. Per klešnį iškritai ir išein. Nu, esu prisišykęs, kai mėgau su mergalovui. Bet aš pirmas atsikėliau. Bet iššykęs atsikėlė ar jau prisišykęs? Atsikėliau, prisišykęs. Nu. Standartinis stacija. Žalių 9 fazė buvo, man atrodo, aš labai žalias mėgdavau. Turi sukusi išmėti? Taip, turėjau tokį biškio gerimą. Va tada, kai dirbau logistikai, va čia sutapo labai, esu 2 Blackberries pametęs. Ok, tai išteisinam, mane šitą dar priklausomai nuo aplinkybių. Vėl, jo, labai svarbu, ką vakar veikiai. Bet jeigu, žinai, viskas iš kur ateina žiūrintas, bet koks poelgis iš kur ateina, ar iš nepykantos, ar iš meilės. Prieš 10 metų kažkur per intervą sakei, aš noriu 40, kas tau jau netoli yra 40. Aš noriu 40 prieiti prie 25 metų panos ir kad jai nebūtų nejauku, ką čia tas senis mane kalbino. Gerai, po šitas dar... Kiek tu dabar metų? 25. Nu tai va. Tu dar sakyčiau, aš čia palaikau šitą dar. Dar pasirašai po šitą. Kalbinti, aš dabar nelabai matau, kad aš turėčiau 25 metų paną kalbinti, žinai. Bet, sakykim, jeigu palaikyt pokalbį su 25 metų panariai nebūtų cringe, tai aš norėčiau, žinai. Yra svarbu labai, nereikia taikstytis prie, aš atsimenu, mano mama būdavo, darydavo tokį, kur važiuojam į kaimą ir aš ten bandau prakišti savo muzoną, ten žinai kokią, ir jinai net negalvok, nes žinai, kur uždėti kokį naują hitą, ir jinai, nu, kokį šinesąmonės klau, ir vėl, ir aš, ką tu, blėt, senus, nesupranti. Aš dabar, pavyzdžiui, labai respektinu už tai. Ne jos reikalas yra. Ne jos reikalas taikstytis prie jaunimo. Ten, kur tėvai būdavo, nusidažydavo plaukus, koks nors draugė, ten 16 metų ir atėjos plaukus, nusidažys prieinu, nu, jaunatviškas bando būti. Nieko nėra dabar, man atrodo, blogiau negu toks tėvukus. Eik su savo draugauk, žinai, taip, hebra, eik su senimu draugauk. Manau, turi savo leinę išlikti, bet jeigu gali pabendrauti dar su 15 metų jaunesniais žmonėm ir tipo, kad be jų žodyno, bet tarkim, kad jiem būtų įdomu, čia yra, manau, labai didelis pliusas, tave biški padaro tokį jaunesnį, žinai. Jeigu tai nėra tavo siekimybė, bet tai turi tą skillą tiesiog. Taip. Aš nežinau, kaip rolkai išlaiko tą skillą. Žinai, kuris jis galėtų, jis dabar prieiti, bet aš turiu meni, jis prieiti galėtų prie moterų bet kokio amžiaus. Sudomintų iš karto, porą sakinių, žinai. Jo, jisai charizmatiškas yra, bet jisai visada toks buvo. Nu, jis visada turėjo tą tokį. Visada buvo tas toks nu, bet kai kuriem buvo, aš vad niekad nebuvau, žinai, aš netgi pikęs savo, aš 20 metų nežinodavau, ką panom sakyti.
Tiesiog prieini kažką pasakai jokingo, jeigu pažvengia, o tai gal užsikabins kažkas, bet neturėdavau to tokia smooth niekad su moterim. Čia kitas skillsetas, žinai, kur atrodo, tu gali su bernais pažvengti, tu gali ant scenos kažką pasakyti, tu gali podcast'e kažką pasakyti, bet tik tai tau reikia moteriai kažką pasakyti, sėdis. Jo, šasilus. Bet va, kažkas yra, bet, pavyzdžiui, tu moki palaikyti pokalbį, kad įdomu būtų, bet negalėtum pakabinti panos, tipo, su tais pokalbiais. Bet čia įdomus toks... Ne, čia, matai, bare nieks negalvoja ir aš... O su tavim po 5 metų būtų apie ką šnekėt, žinai, nieks taip negalvoja, tipo, šitas fainus žmogus, nes aš matau, aš po 5 metų rašiau su juo. Ne, tu ateina kažkoks bičas, numeta tenai trafaretinę fazę. O, šitas moka su moterim, žinai. Ir tada po 3 mėnesių tu moki kažką nebaro nebaro kalbą kažkokią. Moki, žinai, tipo, galime pašnekėti, kuo tu domiesi. Mutai, sportuoji daug, nelabai ko išeina domėtis. Jas. Galvoji ateityje, kad kažką kitokio nori dar, pavyzdžiui, padaryti, kur būna, žinai, persimeta į kitas sritis, ten į aktorystę ir panašiai, jeigu tau, pavyzdžiui, pasiūlytų kažkokį rimtą vaidmenį filme. Ne, aš norėčiau sušių meistras būti, pavyzdžiui, nuo 50. Ne, aš būsiu tas, kur medinė lenta tokia didžiulė, žinai, visą laiką šlapis rankšlustukas. Peilį visada nusivalai, žinai, vieną žuvies kelis atpjauni, patrauki, vėl nuvalai viską. Aš kur valysiu labai savo, kur savo stationą valai. Čia dar tau reikia prieiti tą griliaus fazę ir tada bus suši fazė. Rūkinsiu vištą, žuvį rūkinsiu, pas save kieme rūkyklą pasistatysiu, dabar bus pirtis, bet po to užpista pirtis bus rūkyklo. Nes ten daug nereikia, man atrodo, pakeisti iš pirties į rūkyklą ten realiai. Ten, man atrodo, panašiai net atrodo tik mažesnė. Tu gali per pusę skelti ir dar pasilikti pasipirkti. Aš tiksliai žinau, kad pas mus kaime čia vienas pastatas buvo rūkykla ir pirtis. Jo, bet tu turi su maisto, ne? Vat kažkokį dalyką ant maisto. Ką daugiau daryti? Sau kažką, galiu aš sau kažką pasigaminti, kur va, ne jumis, viskas. Masiai. Jo, bet pas tai yra maistas fulė, ne? Irgi prie... Ne, fulės nebelabai žiūrėjau. Kažkaip jo. Man, žinai, kas tas, aš nebegaliu susijaudinti dėl dalykų, kurie manis nelabai lieka. Sirgau ten už Barceloną, žinai, man, koks man pisalas ar laimėtas. Nei aš švesiu, žinai, toks, ką aš į Barsą važiuoju. Gerai, Barsas yra miestas, jie tegu švenčiu, žinai. Dabar koks jiems skirtumas, kad aš Lietuvoje kažkoks už juos ten sergu, žinai. Tiesiog... Vat kas man svarbu vis dar Lietuvos nacionalinės rinktinės, ten Kašio, žinai, ar ten kitų sportų, nes tai yra praido dalykas toks, kaip ir, žinai, nori, nenori. Ir, ir Lietkabelis įdomu, nes, žinai, irgi miestą atstovauja. O ten, kad lošia kažkaip, ten, kokia tavo Anglijos mėgstamiausia, ką žinau, koks skirtumas. Ta prasme, tu pagaliau supratai, kaip moteris žiūri sportą. Nes aš nesuprantu, tai gerai tavo lakstai. Dar man keiščiausia, kad, blėt, jūs įsijungia tą fulę ir reikia tiesiogiai žiūrėti, kur nieks daugiau nežiūri. Šitam kambarį nieks nežiūri daugiau tos fulės. Tu gali vėliau pasižiūrėti. Nereik tiesiog žiūrėti. Ne, sportą man tai negali, nes tu tada tu žiūri, tu tada parinės dėl dalyko, kuris įvyko jau. Irgi nesąmonė. Nes tada, galėjai pakeisti kažką. Nes tu kartu su 100 000 žmonių dar, žinai, siunti bangas ten, tipo, manifestuoji, žinai, gal įmuš pendelį, gal, o tu dabar, eik, neįmušė, seniai jau prieš valandą mušė tą pendelį. Tai jau atsipalaiduok, tipo. Bet, pasakys kitą, mane kažkaip labai traukia, kadangi man patinka ten, visai pasaulio dalykai, istoriniai dalykai, jeigu žmonės žaidžia už klubą, man nelabai įdomu, bet jeigu žaidžia už valstybę, už šalį, aš įsitrauksiu, žinau. Aš įsitraukiu, jeigu vėliavos pavaizduotos, o ne klubo emblemos, man tada įdomu, bet koks sportas irgi. Svarbu, kad būtų. Motokrosas, ne, man... Varo Australijoje, Jungtinės valstijos, va čia įdomu, tipo. Žinau australus, žinau amerikiečius, sirksiu už australus, žinai, sirksiu ten už prancūzus, tarkim gal. Tai kažkaip man labai patinka tas tautų,
skirtingų kultūrų varžymasis kažkokiam kontekste, žinai. Dėl vieno tikslo kažkaip, kai visi eina, ne? Nes man su koncais tas pats yra, pavyzdžiui, su koncertais, kur labai daug žmonių ir visi čia atėjo dėl vieno tikslo pasižiūrėti ir visi mes kartu dabar klausomės. Popiežiaus rinkimus. Taip. Kur vieni ten su Hondūro vėliavom ir vis tikis, kad jų popiežiai išrinks. Aha, irgi įdomu. Svarbu, kad vėliavos. Jo, tai man tik tas ir buvo įdomu, iš kurios šalies bus popiežiais. Jie visi vienodai atrodo. Aš taip sirgau už tą filipinietį. Tas toks mielas buvo. Tai va, tą turiu, nes, žinai, tai yra smagiausias dalykas be karo išsiaiškinti, kuri šalis geresnė yra. tą dieną, žinai. Taip, viską. Mes šiaip apsikirpom jau prieš 15 minučių, bet dar norėjau pakalbėti su tam. Pažiūrėk, ar gražiai. Čia tau uždėjau pudros, kad biškį pasidarytų. Tai vis tiek aš šalmą užsidėsiu. Vis tiek, na. Susilks. Gerai, nice. Kaip tavo man, pavyzdžiui, galvos forma? Ar dėkingi žmogui? Kaip gyventi tokiam žmogui? Kaip man gyventi, pasakyk. Ką tu kitaip darytum? Ne, aš manau, tau, ką dabar daro barberis, tai... Maksai yra. Maksai. Iš šio momentų jo, Maks, ką gali? Tai va tas ir yra, kad aš labai stengiuosi bent taip atrodyti, žinai. Jo, nu tau, pavyzdžiui, žiūri tik tu grifką, bet irgi, žinai, tu... Ta prasme, grifkutė tokia plaukai? Jo, nu, kad ir mažesnė grifka, žinai, bet tu buvai pasidaręs kažkada, tik tai, kad biški reta jinai jau yra. Jo. Dėl to sunkiau biški padaryti. Bet šiaip, nu, man atrodo, jeigu labai įsižiūri, tada gali pradėti gailėti tavo galvos formas, bet šiaip, jeigu neįsižiūri, tai neatrodo kažkas. Iš toliau žiūri. O yra kokių nors kampų, kur aš, pavyzdžiui, geriau atrodau negu... Nu, vienas kampas geresnis negu kitas kampas. Nu, vat šitaip, jeigu taip... Taip, ne? Nu, ja. Ja. Žinai, kas yra? Aš visą laiką galvoju, kad daugiau plaukų turi, nes, žinai, prieš veidrodį atsistoji, ten biški galvytę palenkęs. Ja. Nu, tipo, žinai, vat aš dabar iš šito kampo mano kakta yra vienodo dydžio kaip plaukai, žinai, tipo, va iš šitos perspektyvos. Ir tada, kai fotkinė su žmonėm, blėt, fotkiai, karočią, o fotkiai labai tas atdudė viską, žinai, kakta tokia ir plaukų tiek. Kur centimetrais gali išmatuoti. Nu tu kurva, tu dabar reikės visi kaip valančiūnas, žinai. Nu, jo. Tai ačiū tau labai, kad atvarei pas mane pasikalbėti, man labai smagu, kad atvarei šiaip, apskritai smagu, nu, man neįtikėtinai yra. Nes čia tik labai maža dalelė mano gyvenimo. Jo, šiaip mažai pašnekėjom, atrodo, bet, nu, kiek plaukų, tiek ir šnekam, žinai. Kitą kartą ateis nesikirpis mėnesį tada. Jo, padarysim antrą dalį. Gerai. Kai būsi nesikirpis. Gerai, tada eisim per mano nuo 2.8 iki 3.4 tuos sakinis, ką aš nes daugiausiai prišnekėsiu. Prisibazarinės. Aš tu sąžininkai sakau, aš prieš kokį mėnesį gal tik ištryniau fotkę su Enriku daktaru, man atrodo. Tu radai su Enriku daktaru Facebook'e? Ne, nėra su Enriku daktaru. Ištryniau. Kažkas man patarė, žinai, stovėjo 10-15 metų. Niekam neužkliuvo. Niekam neužkliuvo. Šiaip dar klausia tavęs, gal tokį pabaigai, tu iš savęs esi toks išsilavinęs žmogus ganėtinai, tu domies daug dalykų įvairiausių ten kosmosų, kažkada labai stipriai domėjaisi ten ir pasineri ganėtinai visokius dalykus ir tavęs klausia, kaip tu tobulėjai, iš kokių šaltinių, pavyzdžiui, ar knygos kažkokios, ar iš interneto daugiau informacijos. Knygos jūs nieko neišmokysi. Skaičiau grafą Monte Cristo, šūdas. Na, Šetina kronika. Žinai, kas yra. Supratau, kad nesu klasikinių kūrinių fanas. Jam toks... Viskas tobulėja, žinai. Grožinė literatūra irgi tobulėja. Tas grafas Monte Cristas yra tiesiog kaip muilo opera, tiesiog. Padaryti, kur žmogus ten, gerai, nespoilinsi, bet jisai ten buvo keršto istorija, kuriem realiai nieko nereikėjo daryti. Jis tik atvarė, tai tu su to pisėsi, tu nuo to vaiko turėjai, okei, nu tai davai, dabar aš jums tiesiog jisai pasakė visiems, ką jie ir taip jau daro, žinai. Taip, ir 500 puslapių. Jo, jis nieko jiem nepadarė, tiesiog jie patys blogi žmonės buvo ir jisai tiesiog sužinojo ir tam pasakė, Ir jums likimas. Jo, vienas žmogus buvo nužudęs, kitas žmona kito išpėsis ir jis atėjo šnipą pasamdęs. Tai aš informaciją gaunu iš
YouTube video pagrindė. Turi atsisijoti, aišku, žinai, pasižiūrėti žmonės, kurie daro gerus researchus, nes jau kai kurios video žiūri ir, žinai, mitus, tarkim, mitai apie viduramžius, žinai, viduramžiuose buvo iš tikrųjų ne taip. Buvo taip, žinai, taip. Ir tada žiūri kitą video, kito kanalą ir jie būtent tą mitą pasako, kad tai buvo. Nu tai jūs reiškia, jūs tą, žinai, nes yra daug info, yra saiklina kitų info, žinai, tipo kažkur vieną video pažiūri, bet yra kanalų, kurie gerus researchus darosi tiesiog. Bet mano tokias, sakyčiau, siauro žinia, žinai, aš nežinau, ten autorių knygų per daug, sakyčiau, istorija man cool, kulinarija cool, geografija, astronomija tokias temos, kurios gyvenime nėra naudingos, žinai, kur tu kiti ten žiūri kaip kemperį pasidaryti, ten susikonstruoja kažką, aš nieko, žinai, aš tik turiu faktų įdomių, bet man patinka juos žinoti, nes aš labiau žinau, aš noriu žinoti, kaip pasaulis iki manęs ir kaip po manęs veiks pasaulis, negu kaip mašina veikia. Jo. Man kaip mašina veikia. Nuveži į servizą ir pasakyti. Jo, tiesiog, kaip Vespa veikia, man neįdomu, karai. Mane nuvežė, kur man reikėjo, žinai, bet ką žmonės valgė prieš 1000 metų, man nieko nėra įdomiau negu žinot, pavyzdžiui, žmogaus dieną. Ir aš kur dabar yra tie fake, ten visokie, su jai padaryti vikingus, ten savo, man įdomiausias dalykas. Matai Titaniko tą, kur... Jo, čia man įdomiausias, aš noriu išlikti gyvas tol, kol galėsiu tiesiog užsidėti akinius ir vaikščioti po erdves, ten po angarus, kur bus atkurta viskas, žinai, tipo. Su mokslininkų pagalba, žinai, va čia bus mano geriausias ten, kur... Jo, tu tarkim vikingų kaimą kokį, žinai, taip žmonės eina apsirengę tam tikrais rūbai. Man atrodo, mes netoli esam šitą labai... Jo, aš manau, čia 10 metų, nes aš mačiau ten vaikšto, nebet Münchenė, lyg tai buvau, žmonės jau vaikšto ten po bažnyčią su VR, ar ten po kažkokį pastatą, gal po dvarą, nebeatsimės ten buvo ir tipo rodo maždaug kaip atrodė, žinai, ten tas fasadas visas, kuris dabar apgriuvęs. Nes, pavyzdžiui, aš nuvarai prie Akropolio Graikijoje, ne, ir tu matai tas dabar apgriuvusi tą, bet pamatyti, kaip jis atrodė tada. Jo, šitas labai įdomu. Ir tik tai yra tos nespalvotos, kokios nors fotkės, atgaminto, žinai, kaip galėjo atrodyti. Bet su VR pasivaikščioti, kur iš tikrųjų, nes dabar jau sunku kartais atskirti, kur tikra, kur ne. Dabar močiutės nebeatskiria Facebooko postų. Viskas, jau Trumpą jau nebegali atskirti, jau kur Trumpas iš tikrųjų. Tai jo, kur nuvarai ten į kažkokį miestą ir įvedinu, koks seniausi tenai griuvėsi ar kažkas, ar ten pastatai ir nueini ir tiesiog plytų tokie. Man nieko nesako, žinai. Tipo, aš žinau, kad tai ne taip atrodė, tai buvo mūras tiesiog, o kur tas visas, žinai. Taip. Tai dėl to man žaidimai taip labai patinka, nes šiaip mūsų gyvenimas labai yra nuobodus, nes jis yra physics-based, nieks neskraido, tu žinai, kad drakonas neatskris, žinai. Tu žinai, kad mesi daiktais į nukris, tu žinai, kad ugnies nepasidarys iš pirkų. O tu, pavyzdžiui, ir tu gyveni, žinai, 1-2 karjeras gali, 3 gal maks pakeisti per gyvenimą, žinai. Aš nepabūsiu futbolistu, aš nepabūsiu statybininku, turbūt aš nepabūsiu, dar daug gyvenimų nepragyvensiu, nepabūsiu policininku, žinai. O tu žaidime, jeigu turi pakankamai gerą vaizduotę, tu gali pagyventi skirtingus gyvenimus. Aš, tarkim, ten 2 savaitės gyvenau samurajaus gyvenimą, žinai. Jo. Aš tada domiuosi, aš tada YouTube žiūriu, aš visada viską darau tokį grupuotą, jo, tada žiūriu video apie ką valgydavo samurajai, žinai. Aš tą immersive experience pasidarau, ta prasme. Bet tu turi tą labai susifokusavimą, ne, į vieną dalyką kažkokį, tarkim, samurajus. Vadinasi. Aš nenorėjau sakyti, žinai. Tada aš gal Riteris, ten, žinai, žaidžiu kokį Witcherį, tada ten, alchemiją pasidomėsi, žinai, ten buvo koks mėno, kai aš skaičiu, ne mėno, gal savaitę, kai apie alchemiją skaičiu viską, žinai, tipo, kiti alchemikai buvo, ką ten veikdavo. Tada vėl kitas koks žaidimas šeina. Gerai, dabar šituo domėsis. Ir tu tiesiog distrektini save, žinai, gyveni visokius įvairius gyvenimus, tave nukelia į skirtingus pasaulius. Ir tas gyvenimas biškai domėsis ir netoks nuobodus, žinai. Šiaip čia brandžiausias požiūris į geiminimą, kokias girdėjus, nes dažniausiai būna tiesiog, ką žinau, aš pareinu ir žaidžiu tą, žinai, cesą kiekvieną kartą. Tai va, man tie, kurie tiesiog bėga ir šaudasi, arba FIFA 20 metų žaidžiu. Kaušai. Kaušai, na. Apgailėti.
Apgailė. Ne, žaiskit, su draugais smagu, žinai, bet man žaidimai nėra su draugų, nu, ne draugų. Čia tavo laikas yra. Aš ne draugų ieškau. Ne draugų, atėjau iš to projektą. Atėjau nugalėti. Aš skalpus atėjau surinkinėti, ne draugų ieškau. Samurajus. Aš jį pražaidžiau. Bet čia turi turėti biškį fantazijos, žinai. Aš suprantu, kad jūs su savo girl brain kartais nematot, ką tas žaidimus duoda, žinai. Jo, aš šiaip nebežaidžiu, bet buvau labai užsikabinus ant Hitmano žaidimo, man labai stipriai patiko. Aš čia vėl dar vienas faktas, Aistė irgi buvau užsikabinus. Nu, jūs Hitmano, turite tą tipažą, jo. Turi būti realistiška labai. Nu, tipo, va žmogus, kuris gali persirinkti. Jums patinka, rūbus gali keisti. Ir persirinkti. Jeigu nėra žaidimo, kur matuotis rūbus gali, tai net neįdomu. Simsai, Hitmanas. Mes užaugom, kur reikėjo barbės aprengti. Kur iš 3 dalių susidėdavo pečiai. Tas, kur keisdavo į viršų, vidų ir kojas. Ir būdavo, kur realiai žurnalą galėdavo išsikirpti ir su tokiom uždėti ant papirinės lėlės. Mums turi būti rūbų keitimas kažkoks. Kai Hitmanas žiauriai geras buvo, man pati miestai, kokie gražus miestai realistiškai buvo padaryti. Ir ir tikrai istorija taip įsijauti, žinai, ieškai to paskutinio final boss. Bet su drakonais gal neįdomu jau būtų. Dabar tai drakonus labai sunku padaryti. Šiaip bet kur fantasy pasaulyje ar žaidime, jeigu tu padarai drakoną, tai čia kaip Supermanas. Jie iškart OP. Tai drakonų žaidimas ir nėra gerų, arba ten serialuose. Tai va, turėjo Game of Thrones ir bildinti juos, padaryti tokį, žinai, taip, kad negalėjo iškart būti drakonai, nes tada būtų baigėsi per 3 serijas serialus. Man šiaip neįdomu, kai rodo nerealistiškus, pavyzdžiui, siaubo filmas irgi, kai ir pabaisa parodo. Nu, nesąmonė viskas. Man turi būti realu. Garsai kažkaip. Žinai, kas yra įdomu filmai, serialai ar ten dar kažkas, žinai, kažkoks menas. Aš įsileidžiu vieną sąlygą, pavyzdžiui. Gerai, zombiai yra, okei. Aš zombį įsileidžiu, bet tada... Jeigu zombiai yra TV... Va jau biškai nesąmonė. Jo, sąžininkai, jo. Ten, kur ateivis prieš Alien vs. Predator. Nu, gerai. Bet žmonės turi elgti žmogiškai. Man įdomu pamatyti situacijas, kurių žinau, kad nebus niekad, bet kaip žmonės elgtųsi. Kaip to scenaristo režisieriaus nuomonė žmonės elgtųsi. Ir jeigu jie tikrai elgėsi, kaip man atrodo, kad elgtųsi... Čia yra įdomiausia tada, žinai, tipo, tai va čia tai būtų. Nes aš esu 3 apokalipsis pragyvenęs, jau savo šitam gyvenimui. Zombie apokalipsė, 2 zombie apokalipsės ir ten dar, žinai, kokį, žinai. Drakonas. Jo. Mano gyvenimas nuo to įdomesnis tapo. Ne dėl to, kad aš mokėčiau elgtis dabar apokalipsai. Aš nemanau, kad tas skillsetas persikeltų, žinai. Aš nelakstyčiau, blėt, headshotų su fucking sulanku, arba su kirviu ten, žinai, tiesiai čia. Nedaryčiau, bet aš jau žinau, koks jausmas ir būtų apokalipsai. O dabar zombiai jau yra pagreitėję žaidimas, ar jie vis dar lėti žiūri, kur lengva jas žudyti? Pagrindė lėti, bet kad nebūtų nuobodu, visada įmeta ten kokį mutavusių zombių, kuris ten gali sienom laipėti ir tada, kad tau įdomiau būtų. Šiaip su vienu filosofijos daktaru šnekėjau ir jisai tyrė, kodėl, ar gal ne jisai tyrė, bet žodžiu, kodėl būna aktualu vampyrai ir kodėl būna aktualu zombiai. Kažkaip skirtingais laikotarpiais, tipo vis skirtingi populiarūs būna personažai. Tai sąja, kad kai šalis gyvena gerai arba kai pasaulis gyvena gerai, tada vampyrai yra labiau populiaru, o jeigu blogiau gyvena, tada zombiai pasidaro populiaru. Nežinau, sakė, kad vampyrai... Tipo, vampyrai yra kaip ženklas, toksai, žinai, kad, tokio... Aristokratijų. Jo, balti, ten, va tokie, o zombiai jau tokių valkatynas. Zombiai parodo, jūs džiaukitės kurva, kad ne apokalipsį gyvena dabar. Jūs pagal neturi tiek daug babkių, bet jiem daug blogiau. O kai tu gerai gyveni, nes vampyrai gerai gyvena. Jie tenai, žinai... Savo naktinį gyvenimą, orgijas daro, tai tada tu žiūri ir, blem. Dar taip gerai gali būti, žinai, kad matai, kaip blogiau ir kaip geriau. I get it. Bet aš manau, kad galima dar, kad neišnaudotų yra kitų monstrų. Labai turėjau irgi monstrų fazę. Kokia mumija, kiek galima iš tikrųjų padaryti fainą, bet labai Amerika nusivažiavo į tą tokį popsai, blockbusterius, žinai, kur...
galima gerus filmus padaryti, kur bet su Tomu Cruise'u buvo Mumija. Ten jau tie kompai, CGI, ten modelis paimtas vaidina Mumiją. Visi paprastinti, biškai geriau padarykite. Jo, padarykite tokį beisiką kaip Mumija sugrįžimas, ne? Ten toks beisikas, laksto žmonės po tą smėlį daužo, žinai. Va ten buvo geri filmai, ble. Bet tam buvo laikai. Aфиgieni filmai. O atgal į ateitį, pavyzdžiui, man yra... Ta prasme, aš varysiu Los Andželą vien dėl to, kad nuvaryčiau tą miestelį, kur vyko. Ne miestelį, setą. Taip. Miestelio setą. Nežinau, man jis kaip filmas yra idealus. Number one tikrai. Man kaip hipotetinis, kaip pati situacija, kad tu gali 30 metų į praeitį nukeliauti. Viskas viename, ta prasme. Jeigu asmenybė galėtų apibūdinti filmas, atgal į ateitį būtų mano. Taip. Ir pirma ir antra. Varytum, panaudotum laiko mašiną, jeigu su galimybė grįžti atgal? Jo, oi, plėt. O nebeigia, būtų kaip drugelio efektas, kur tu šnuką numeti ir viskas supisi tada. Ne, aš nemanau, kad galima taip paprastai pakeisti. Kaip žiūrovas labiau. Aš nesu ta astrologija, kur tipo, jeigu aš būčiau to nedaręs. Ne, aš manau, kad taip lengva nebūtų pakeisti, žinai, kur... Mes su Aiste diskutavom, žinai, kur jau buvo iš tikro, yra momentų, kur tu žinai, kad būtų pakeitę tavo gyvenimą. Taip. Pavyzdžiui, aš žinau, kad jeigu aš su tėvu nebūčiau važiavęs į Angliją kartu, kur mes ten, jis vairavo, žinai, aš sėdėjau keliai ant spalniko, tai aš nebūčiau turbūt logistikos studijas, nes kažkas sako, čia trūksta vadybininkų ir aš taip noriu suklausti, vadybininkų transporto trūksta, įdomu, žinai, taip, gal galėčiau tokį darbą dirbti. Jo, va tas toks, bet nebūčiau, jeigu ten pas tėvą numeti tušinuko fūrai, kad būtų pasikeitę kažką. Arba ten Saistė, aš ją 3 kartus kviečiau susitikti ir iš 3 sutiko. Ir aš ją sakiau, sakau, jeigu būtum tada nesutikus, būčiau nebekvietis, žinai. Tai va toks irgi galėjo pakeisti gyvenimą. Yra jo pora, bet šiaip apskritai nemanau, kad taip lengvai gyvenimas pasikeičia. Specialiai nusipirkau tyliausią mašinėlę rinkoje. tą baltą. Šitą tyliausia yra? Ne. Man tai... Gali užkurti tą tyliausią, man labai smalsu. Ok. Nu, tikrai. Bet jeigu jaučiu prie odos priliesų, man per odą vis tiek iki smegenų... Tai aš sėdau kirpaugę visą laiką. Ai, ok, jo. Ir atsukliu. Plika. Z raidė. Ačiū Dievui, Z raidės ne iš... Įsivaizduoji, man čia va įpistum Z tokią raidę. Ką darysim šiaip? Nu, tai tada jau reiktų žalinti iki galo. Arba į smėlio laikrodį parašyčiau Aistę, kad į smėlio laikrodį pakeis. Bet jeigu aš vengiu ir sakau bairis. Iš visko galima išsukti. Žiūrėk, visada yra perspektyvas svarbiausias dalykas. Ir kad ir kaip, žinai, nu, darnai, žinai, kas yra, ką supranti su amžiumi. Kad visi tie posakiai, kurie nuvalkėti yra, jie, ble, iš tikrųjų teisybė yra. Jie ir yra dėl to nuvalkėti, nes jie teisingi yra. Žinai? Kokie? Kaip pasiklosti iš melos? Jeigu negali... Jo. Jeigu negali pakeisti situacijas, pakeisti požiūrį į situaciją. Šitas labai geras. Jo. Tu visada supranti, vėlgi, aš keletą dalykų jau čia biškiai kartojęs, gal žinai, esu pas podcast'ą sakiau, kur, nu šiaip esu sakęs. Tai du dalykai yra tik tai absoliutus. Liga kažkokia, nu, kai aš sakau, karas ir vėžys. Tu jų nepakeisi požiūrį. Ateina pas tave, žinai. Jo. Visa kita, nuo ten, kad ir neištikimybė, pavyzdžiui, ne? Čia tu sprendi, kiek tau svarbu, pavyzdžiui. Tik yra porų, kurios yra open santykiuose, ne? Pavyzdžiui, kodėl jiem tai yra? Tu gali savai tikinti, kad tai yra tiesiog bet koks dalykas yra tik tai, kaip tu pažiūrėsi. Tu reaguoji. Jo, ir vėlgi, tai skamba toks ir durnai, ir nuvalkia, tai bet tai teisybė yra visiškai. Bet žinai, kas yra, aš kai pradedu galvoti, pradedu būti su savim, aš ne tai, kad kažką protingą galvočiau, aš pradedu fake argumentus galvoj turėti. Kaip aš ginčyčiau su žmogum, kuris jeigu prieitų prie manęs ir taip pasakytų, ir aš pradedu, blėt, ginčyti su juo. Čia pusę pirmos nakties. Toks, kur jeigu man prieitų ir kažkokį komentarą, kurį aš prieš 2 metus perskaičiau,
Jeigu man prieitų X pasakyti ir ką aš tam žmogui atsakinėčiau. O yra buvę to, kad nors ir išsipildo šitas, kur tu pagalvoji, kad jeigu... Niekada nepravertė man gyvenimą. Ir jau čia jeigu pasakytų, aš visiškai kažką savo kitaip neįčiau. Čia kaip su to Avilio užrašu, kur buvo su kurjeriu, kur sakė, kur irgi paskui galvoji. Man pisa proto, kad Avilys niekur neparašyta. Aš atlaikiau jo tą proto pisimą, pasiėmiau maistą. Ir tada apsisuku, žiūrėjau, Dideliam raidėm Avilys. Ir tada buvo per vėlų Vycį ir Jempis protą. Už plaukų pažiūrėk, čia Avilys. Va čia yra blogiausia. Va šitą atsikandau, kai dirbau logistikoje, nes tada reikėjo, realiai tu gaudavai šūdą iš vairuotojų ir gaudavai šūdą iš kliento. Tiesiog sugerdavai šūdą. Tik būdai šūdą sugerėjais. Padavėjų čia toks irgi yra dalykas. Iš virtuvė rėkia. Yra tik tai kiek, kiek žmogus can take it. Bet aš esu galvojęs, kad aš nesu labai didelių tragedijų turėjęs gyvenime. Tai man čia irgi be pigų, žinai, išnekė. Aš nežinau, kaip aš atlaikyčiau kokį rimtą problemą, žinai, ten tarkim. Nenoriu jų įvardinti, nes išsimanifestuos, bet supranta, man atrodo, žinai, apie ką kalbu. Dėl to ir nerealiai, žinai, su žmonėm, nes, tarkim, depresija, ten kitos psichinės ligos, jos dažnai ateina ten iš vaikystės traumų, visokių labai didelių, tik, nesiturėjęs kažkokios didelės. Man pasisekė, nieks manęs nedročino, žinai, kai man 12 buvo, nieks iš šikną piršto nekišo, tai aišku, kad man be pigų kalbėti, žinai, ir dalinčia patarimus. Tai vėlgi, aš nenoriu nuvertinti visų žmonių, kurie eina per, žinai, visas problemas, jos tikrai realias, bet vėlgi aš tiesiog nereleitinu ir aš apie jas juokauju, gal kam atrodo, kad per laitą šitai, žinai, žiūri, bet čia mano toks dalykas, aš taip dylinu, žinai, tipo, viską žiūrėti per laitą tokią prizmę, viskas yra laikina, žinai, kad viskas įsisprendžia. Man niekada neatrodė įdomu būti kažko geriausiu, tipo, aš manau, kad irgi tai yra labai pavojingas toks įmąstymas, tipo, vėlgi, tu turbūt nebūsi čempionai, jeigu tu nenorėsi būti čempionai. Bet gerai, nebus visi čempionai. Bet dėl to aš, pavyzdžiui, negaliu į džimą į daugiau negu 3 mėnesius. Nes aš neužstatau tokių golų, žinai, taip pat. Nes su tokiu mąstymu tu neužsikačelins tiesiog, žinai. Aš neturiu to determinationo tokio. Aš turiu to tokį, žinai, kas mano... Vat galva virš vandens, tipo. Good enough, žinai, tipo. Aš labai man tai, kad atvariai, labai smagu, aš labai laukiu, kad atvarytum ir man čia yra savotiškas svajonės įsipildymas, kad tu atvariai, nes aš te žiūrėjau nuo 12 metų humoro klube ir dabar mes tavo kanalę kartu darom su direktorium šitą pasikalbėjimą. Man žiauriai daug reiškia, žinai, ir man žiauriai daug reiškia, kai atvariai, kai pakvietei mane į tą į VTP kaip 4 mikrofoną. Ir dar buvo, šiaip žinai, kas man žiauriai strigo, kai mes šnekėjom su tam prieš tradicinę šeimą. Ir tu sakai, tu sakei apie mano stand-upą ir sakai, žiauriai geras stand-upas, ten taip toliau. Ir kad aš atsimenu žodį, ką sakai. Ne tai, kad kažkas sakė. Per kairę mentį. Kur nepasiekė nusiplat. Ir aš tik paskui supratau, kiek daug reiškia tie žodžiai, nes tu šiaip nesakai daug komplimentų žmonėm apskritai. Aš nesakau, nes aš nelabai ir moku. Aš dabar, pavyzdžiui, tu man gražių žodžių sakai, aš nežinau, ką man su veidu daryti. Tai akis nuleidusi. Kai su gimimo dieną dainuoja. Bet man malonu labai girdėti. Malonu padėti žmonėm. Vis tiek jau turi akį ant talentingų žmonių, žinai. Komedijai. Iš vis komedija tauriausias dalykas. Žinau, kas mano gyvenime bus per amžius, tai meilė komedijai. Tam kraftui visam amatui, žinai. Subtilybėm, vingrybėm, žinai. Ir aš manau, ir tai, vėlgi, paskutinis dalykas. Paskutinis pastebėjimas. Turėk vieną dalyką, kurį tu myli, žinai, bet tai besąlygiškai, ta prasme. Ir tu visada galėsi įsikipti, žinai. Visada bus komedija mano gyvenime. Gal dings kažkaip, bet aš visada domėsiuos komediją. Net jeigu aš ne visada darysiu komediją, aš visada domėsiuos komediją, žinai. Žiūrėsiu komikus, žiūrėsiu stand-upus, klausysiu podcastų ir tas dalykas, tokį turėti gelbėjimąsi ratą visada yra labai gerai, kaip plišinį žaislą, žinai, kur vaikystėje, kuris apsaugo tave nuo visų problemų, kai žaibuoja ir taip toliau. Safe place, tipo, jo.
Iki.